Vilniuje Lazdynų baseine startavo 4 dienas vykstantis atviras Lietuvos vandensvydžio čempionatas, kuriame dalyvauja 4 komandos. Vilniaus Baltika Amadeus, Lietuvos jaunimo rinktinė, Baltarusijos RCOP ir Elektrėnų sporto centro vandensvydininkai pirmame etape varžosi dėl čempionato taurės ir rėmėjų įsteigtų prizų. Pirmosios jėgas išbandė Vilniaus Baltika Amadeus ir jaunimo vandensvydžio rinktinės sportininkai. Pergalę šiame susitikime šventė daugkartiniai Lietuvos čempionai, Baltika Amadeus vandensvydininkai varžovus nurungė rezultatu 18:5. Šį čempionatą planavom pravesti daugiau komandų, tačiau vis nesusišnekam sukurti yra vandensvydžio lyga, ten yra nebloga Kauno komanda, bet jie nesuspėjo dar dalyvauti mūsų čempionate, tai mes statėm jaunimo rinktinę, kuri ruošiasi šių metų Europos šiaurės šalių varžyboms ir kitiems ateities čempionatams. Nepaisant to, kad Vilniaus Baltika Amadeus komanda per porą metų neteko 12 žaidėjų, kurie paliko Lietuvą ir rungtyniauja įvairių šalių komandose, šiame čempionate intrigos tikrai netruks, žada Vandensvydžio federacijos generalinis sekretorius, kurio nuomonė tai puikia proga jaunimui parodyti savo galimybes. Šio čempionato turas akcentuosis turbūt pagrindinėmis varžybomis tarp Elektrėnų naujai susikūrusios Elektrėnų sporto centro komandos. Tai bus čia turbūt dėl 3 vietos su jaunimu mūsų, kuris irgi labai pajėgus. Ir Vilniaus Baltika Amadeus, jeigu rimtai pasiruošė jie dabar, tai turėtų būti kova sekmadienį pagrindinė su Minsko Respublikinio olimpinio centro rezervu. Na, kadangi čia pirmas turas, tai dabar sunku pasakyti, kaip tas komandas įstiprins, gal antram turė dar pasistiprins, grįž žaidėjų iš užsienio atvažiuos sužais kaip, bet pirmasis turas, tikimės irgi geros kovos, o pagrindinis antras turas bus gegužės mėnesį. Europoje 13-16 vietas užimantis svečių iš Baltarusijos komanda šiame čempionate sieks iškovoti pirmąją vietą. Stipriausių varžovų įvardėjami Baltika Amadeus vandensvydininkai. Mes į Lietuvą atvykstame dažnai, nes čia yra geri mūsų bičiuliai, kurie mus kviečia dalyvauti įvairiuose turnyruose. Ne kartą esame iškovoję čempionų titulą, tačiau Baltika Amadeus yra gera, jauna ir perspektyvi komanda, kuri yra stiprus varžovas mums. Nepaisant visko, mes kovosime dėl pirmosios vietos. Atviro Lietuvos vandensvydžio čempionato pirmasis turas finišuos sekmadienį, kovo 11 dieną. Varžybos šeštadienį ir sekmadienį vyks nuo 14 valandos. Antras finalinis turas vyks gegužės viduryje Elektrėnuose. Tomas Ramanskas, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios + Vilnius.